dar keli hebrytė nauji nariai. Man atrodo, nepaminėjau, tai Kiets, Sprouts ir Nedūsė. Maladėts vyrai, taip ir toliau. Nu ką, zdarova hebra, zdarova pacanai. Sveiki atvykę į dar vieną Babulos epizodą. Jaučiu, kad hebra daug kas laukia šio epizodo, ne? Nes šį epizodą mes pradėsim įjudinti šitą juodą iškrypėlį. Jo. Bandysim judinti, bandysim jį pataisyti, bandysim padaryti jį super gerai. Tai prieš pradedant epizodą hebra, ačiū visiems, kas prenumeruojat, ačiū visiems, kurie esat aktyvus, kurie rašot komentarus, kurie laikinat, esat maladėts, maladoškai. Ir ypač ačiū visiems nariam. Hebra, jau vien dėl jūsų, hebra, kurie esat aktyvus, kurie remiat kanalą, tai jau šiek tiek yra toksai atsakingumas kažkoksai tai atsiradęs, ne? Nes būna hebra dienų, kai tingisi filmuot, kai nesinori, bet vien hebra dėl jūsų susiimu save į rankas, kiekvieną ketvirtadienį stabiliai, jau gal kokius 2 mėnesius keliu jums vidosiukus hebra, nes jau yra atsakomybės jausmas jau ir prieš jūs, ypač tie, kurie remiat kanalą. Tai ačiū labai, beje hebra, neturim dar nei vieno ruošėjo. Dažytojų porą, viršininkų porą, pagalbinių, bet ruošėjų nei vieno, tai nežinau. Galbūt atsiras nors vienas. Tai dabar pasižiūrim galbūt iš arčiau šitą BMW-ką nuskriaustą, pavargusi BMW-ką, ne? Ok, tai jau aš jį kažkiek pradėjau judinti, bet kitos pusės dar ne. Kodėl? Todėl, kad noriu dar jums parodyti šiek tiek jo būklę. Tai kažkuriam tai epizodė jau šiek tiek aš apie jį rodžiau. Tai mes, hebra, turim va tokį variatorių supūstą ir jisai visas yra toksai. Čia yra baisu, čia yra trigubai baisu. Tai pirmas dalykas, tai jisai visas yra toksai supūstas, pilna šiukšlių, kerzūcha, nelygų. Antras dalykas, mes nežinom, kas čia per šūdas yra supurkštas, bet aš galiu duoti galvą, nukirs 99%, kad tai nėra kokybiškos medžiagos, tai nėra kokybiškai atliktas darbas, ne? Tai turim tokią problemytę šiokią tokią, tada turim kitą reikalą, kad yra visur apipūsti tarpai visi, čia visur, visi tarpai, net ratlankė apipūsti, viskas yra apdažyta, tai čia hebra yra baisu. Apsiimiau hebra šitą projektą vien tik tai dėl sportinio intereso, pasižiūrėti, ką čia galima iš jo išgimdyti, padaryti, bet yra vienas didelis bet. Jokių garantijų tokiem darbam jau nebesuteikiu. Dabar kodėl? Todėl, kad kaip ir minėjau, hebra, tikriausiai 99% medžiagos tikrai nebus iš geriausių, ane? Tikrai nebus laikomasi visų technologijų, ane? Ten kas po ko, kaip, kodėl ir taip toliau. Tikrai nebus. Tai, nes kiek, man atrodo, žinau, kad durų apačios ten ant čiut ne ant špakliaus buvo tepama rūdžių surišėjas. Karočią, visiška nesąmonė, ne? Su mašina yra padaryta. Tai dabar koks yra realiai variantas? Yra realiai 2 variantai. Tai pirmas yra restauracija, viskas kūstik į metalą. Tai yra žiauri brangus dalykas. Tai yra pizda hebra visiška. Tai čia nelabai variantas, dabar kodėl? Kur va džimbolai, kur tu žiūri? Žiūrėk ten, kur rodau. Dabar kodėl mums netinka šitas variantas, čia kažkokias tai restauracijom užsiiminėti ir taip toliau, skust viską iki metalo. Dėl to, kad tai kainuos kosminius pinigus, pirmas dalykas. Antras dalykas, tragiška būklė pačio kėbulo. Ką aš turiu omeny? Matom pagal žemėlapį, kad jis yra visas nelygus. Visas absoliučiai. Čia metalas lenda, čia pradeda lysti, tai čia yra visiškai jisai nelygus, čia gaunasi duobė didžiulė tarp šitų vietų, nu, čia lygumo nerasta, čia pradeda metalas lysti, čia pradeda, tai va visur kapotas iš vis tragedija, čia, tai jeigu mes nuskustume viską iki metalo, tai čia būtų panaši situacija kaip su Cadillacu, visiška polna pizda, visiškai jokių lygumų neturėtume ir viską reikėtų pradėti nuo nulio daryti absoliučiai. To mes nenorime, ne? Nes tai yra be galo, be proto daug darbo. Tai mano nuomonė, ne, kaip iš kažkiek tai patirties kalbant, tai yra protingiausias dalykas, dabar ką aš nusprendžiu daryti su šitą mašiną, tai yra bandyti suktis iš padėties. Pasižiūrim, papasakosiu, ką turiu omeny. Tai kaip ir minėjau, šita pusė jau pradėta yra krūtint judint. Tai
ką aš dabar nusprendžiau daryti su juo, galit parašyti komentaruose, ar tai yra protingas sprendimas ar ne, bet mano galva tai yra vienintelis realiai sprendimas, logiškas. Tai pasiėmus didelę kaladę arba kur įmanoma didelį obuolių, obuoliai čia mums puikiai pasitarnaus, arba didelę kaladę, šveičiamės dalis, dabar šiuo atveju ant kaladės uždėta 2 kem, ant obuoliaus 102, šveičiamės plokštumas, lyginamės plokštumas, kurva, nefokusuogi rankos, Šveičiamės plokštumas, bei jas lyginamės. Dabar kaip mes jas lyginamės? Mes šveičiam visą šitą brūdą, tol kol mums pradeda lyst kažkokie metalai šioje vietoje, ne? Tai ką mes dabar tokiu būdu turim? Tai mes kuo įmanoma daugiau nusiskutam viso brūdo, kuris yra čia užprūkštas, užteptas, neprarandant, nesugadinant, sakykime, lygumo, Tai mes dar papildomai pasilyginam kėbulą ir kuo įmanoma daugiau nusiskutam viso brūdo. Tai mano supratimu, mano galva, tai yra protingiausias dalykas, ką čia būtų galima padaryti su šitą mašinytę. Tai čia su, sakykime, vizualiniam plokštumom, Su tarpduriais nieko nepadarysiu, viskas užpūsta, motoras užpūstas, visas po variklium skyrium užpūsta, tai čia nieko nepadarysiu ir nieko nedarysim. Tai mes dabar, chebra, mūsų yra viso šio projekto reikalas, visas pagrindinis tai yra pabandyti kažkaip jam suteikti tą vadinamą prekinį išvaizdą su kuo įmanoma protingesniam biudžetu ir kuo įmanoma geresnė kokybė, kiek įmanoma. Tai tai dabar pasižiūrim iš arčiau, ką mes dabar darom jau biškį detaliau. Tai mano dabar planas, kaip ir minėjau, viską lygintis tiek, kiek mums leidžia pats kėbulas, kiek yra mėsos, tą mėsą visą nusiimti ir pasidaryti kuo įmanoma lygiau. Tai dabar šveičiamės 102, 2 kem, 3 visos dalis, obliai mašinkoje su rankom, kad kuo geriau išsilyginti viską. Vis tiek reikės kai kur špakliuotis, kaip pavyzdžiui šioje vietoje nelygų, kapotas, palaukit, kur čia vadobė didžiausia yra, daug yra nelygumų visur, reikės daug kur pasišpakliuoti, bet mes dabar visą kėbulą nusiskutam, susišpakliuojam, išsilyginam, išsifeidinam iki 3-2 ir bandysim gruntuotis. Papasakosiu lygiai taip pat, kaip aš gruntuosiu, tai nebus įprastas gruntavimas, kaip ir minėjau, norisi kuo įmanoma labiau tą kokybę išlaužti, bet kaip matot, daug yra brūdo likę ir nelabai galiu panaikinti, nes kitaip susikreivins visos dalis, nes tiesiog jos yra kreivos. Tai daug brūdo yra likę, tai va vien tik dėl to brūdo aš nelabai galiu visiškai jokių garantijų suteikti, nes neaišku, kas per brūdas ir kas yra po apačia. Jo, bet manau pasidarys. Tai ką, šveičiuosi toliau chebra visą kėbulą, norėčiau 1-2 epizodus padaryti iš visą šitą reikalą. Šveičiamės visą kėbulą. Ir žiūrėsim, kas gaus. Bet šiaip, chebra, čia yra puikus pavyzdys, kad domėkitės, kur jūs varat savo mašiną. Aš suprantu, galima kasekų kažkokių palikti, galima kažko nedaryti, dar kažkas. Tai yra visko, visų rankų darbas, chebra, aš irgi nesu kažkoks angeliukas auksinis, žinai. Visko yra buvę, visko būna. Bet šiuo atveju, čia realiai yra sugadinta mašina. Tai čia nėra, ne tik tai, kad yra kaltas, sakykime, tas, kas dažė šitą mašiną, čia lygiai taip pat yra kaltas ir pats klientas, kuris nesusižiūrėjo, kuris įvaro mašiną. Ta prasme, tokie dažytojai turėtų nuskambėti, pirmas dalykas, antras dalykas, čia aš net nemanau, kad jis aplamai dažytas, čia gal pirmą kartą dažė, žinai. Tai žiūrėkit, kur varot chebra mašiną, čia yra jūsų atsakomybė, kur jūs ją nuvarysit. Ta prasme, tas pats, kai ir būna operacijas darosi žmonės, dar kažką, tai žiūri, kur geriau, kur protingiau, kur geriau daro. Čia Frankensteinas, baisiau negu baisu. Tai ne vien kaltinu dažytoją, kaltinu ir klientą, galbūt norėjo sutaupyti, gal dar kažką. Tikrai viso to buvo galima išvengti varant normalų servisą, ne kažkur tai į garažą, kažkokį tai be visiškai jokių dažymo kamerų, be nieko, be jokių absoliučiai rekomendacijų vežti belekam, numest mašiną belekam ir tokį šūdų krūvą pasiimti. Ne? Ir dabar, kad ir man gausis gerai, tai nėra garantijų, kad šitas visas brūdas nesuvirs, ar tenai burbulais neišmes, ar nesurudis, nes aš rudžių chebra iš vis jam netvarkysiu nei vienos. Nes jau jos alavotos tvarkytos ten su ryšiais, hui paimeš. Tai čia yra, sakau, 2 variantai. Arba darom taip, kaip taip darom, arba viskas skutam iki metalo. Bet jeigu viskas skutam iki metalo, tai klientui gali būti širdis sustos nuo kainos. Tai bandom kažką tai gimdyti taip. Bet jo,
per visą savo dažymo karjerą dar taip nesu matęs. Niekad gyvenime. Jo. Tai čia toksai vienetinis atvejis. Gerai, žodžiu, chebra, šveičiamės, jeigu kažką pamatysiu, kažką įdomaus papasakosiu, parodysiu. Žodžiu, viską pamatysit, kas yra svarbu. Jo. Ok, hebrytė, biški keičiasi darbų planas. Žodžiu, pradžiai galvojau, kad bus mažai išpakliavimo, ne? Galvojau visą mašiną apeit, kur pasišpakliuoti, bent jau taip klientas sakė, ne? Nichuja, daug čia bus ganėtinai išpakliavimo, vis tiek norisi, kad būtų kuo įmanoma idealiau bent jau vizualinės, ne vietos. Plius mes turim jet black spalvą, ant kurios visi nelygumai matosi, viskas matosi. Tai nusprendžiau skaidyti kiekvieną dalį palei dalį, nes viską neatsiminsi, visų defektų, jų yra labai daug. Tai kaip pavyzdys, dabar aš darausi šį ketvirtį, šis ketvirtis špakliuojasi, bent jau kiek dabar matau, tai visa šita realiai arka, nes jinai yra žiauriai nelygi. Tai visą arką špakliuojasi, susišpakliuoju, pasidarau pilnumoj ir tada keliauju prie kitos dalies. Ir va tai va dalį po dalį judėsim tolin. Jo, dabar klientas ruošiasi kažką tai dažymų ir tada nuvežė pas tą dažytoją, tai realiai chebra tiek kliento darbas visiškai šiknon, tiek dažytojo darbas visiškai šiknon, eina viską mes chebra, blėt, skutam vėl iki metalo, ne? Tai belia koks minusas, jeigu chebra neturit šitam reikalę patirties, neturit įrangos, geriau net ir nekiškit rankų, nes galit va tai va strikti ir paskui klientas sako, ką man blėt daryt, babula, patark, padėk. Tai nesutaupysi šitoj vietoj, jau geriau nori tokį hobį, sakykime, neturėt, nori tokį projektą prikelinėti, tai jau pasirenk atidaryti, pasiruošk atidarinėti piniginę. Tai va, dabar iš karto be oblių chebra. Neįsivaizduoju, kaip čia reikėtų iš tikrųjų visą šitą reikalą, visą šitą varškę sutrinti, tiek Deusas mažasis, tiek Shine Mate'o didysis brolis eina į trasą, tai nenumečiau. Tai obliai padėkoju dar kartą Karus LT, geri įrankiai tikrai pasinaudo, kaip čia pasakyti, blėt, tikrai daug naudos atneša, nes su ranka, su kaladė čia daug reikalų būtų, o pagrindas su jais tada susišvyčiam. Tai aišku, nebūtų jų, šveistum su rankoma, ką tu padarysi. Tai va, tai jo, biškelį kitaip keičiasi planas, darom dalį po dalį ir bandysim, pasižiūrėsim, kiek čia tų dalių susišpakliuos. Bet čia jau buvo, blėt, špakliuota kažkas, tai man atrodo, kad jau špaklius lenda. Nu čia hui suprasi, kas čia chebra pridaryta ir kas čia pritepliota. Dar radau bagažinį solinio plastiko šito špakliaus, kur čia, man atrodo, nei vienos plastikinės dalies, blėt, nėra. Tai nežinau, kas čia buvo špakliuota su juo, kažkas buvo gal. Jo, trinam toliau. Kurva, to jebano, seni, kas čia yra pridaryta, čia yra tiesiog pizda. Viskas lūpasi, viskas apipūsta. Tai chebra, nusim šitą dangtelį, net nereikia nieko ardytis, va, iš čia, va, 2 varšiukai pys įsima. Tai pirmas dalykas, ne? Antras dalykas, šitą dangtelį reikia pastumti, su EKM6 lygiai tą pati huine, bet čia jau daug baisesnis reikalas, nes atsidarinėjant kabiną patį ketvirtį, tai mums reikia pastumti tą pusę ir čia plus dar nudaužytas yra kraštas, tai mums nori reikia nusimti. Tai, bet, nu, blėt, apipūsta viskas, chebra, absoliučiai viskas, net apipūsta tai, ko nepagalvotum, kas gali būti apipūsta, jo. Tai šiaip visą ketvirtį baigiau dabar su 2 kem. Prasiriebalinu dar, nusiimu dangtelį ir tada špakliuosimės. Jo, prasitepsim vieną vietą kartu, o paskui visą mašiną likusią bandysiu vienas jau kažkaip tai su kolega. Ir tiesa, dar šiaip, kam sudėtingiausia iš tikrųjų, nes dar tokios dvižuchos niekada gyvenime nesudaręs. Tai kas yra sudėtingiausia, chebra, kad viską, ką mes padarysim iš tos mašinos, tai yra realiai su rankų jutimu. Nes kai yra taip užpūsta tokia kerzucha, tu net nematai, kokie defektai. Atrodo, čia huine. Čia šiaip pats savininkas kėlė pas save į Facebooką visą istoriją šitos mašinos, ne? Kaip jis ten pats ruošiasi, kaip tenai dažytojas nudažė. Ir buvo, chebra, ant tiek yra žmonių, kurva kosmonautų, buvo komentarų, kad čia su 2000 pašiaušį supoliruoja ir viskas, ir išvažiuoja. Durnas.
Sen, čia iki dažymo dar labai toli, čia dar daug špakliavimo, čia dar reikia kapotą visą lygintis, čia apie poliravimą, tai čia iš viso. Gerai, nusibūna gtelį, pasiruošiam špakliavimą ir pasitepliosim kartu. Bim! Tai va, tai kaip minėjau, 2 nuriebalinta dabar, tai sukalti kalnai, nes jų čia buvo. Ir dabar lengvai prasitepsim ir tada paliksim jau ir judėsim ties kitą dalim. Ir taip lopas po lopo ir gausis galbūt kažkas mums čia. Ok. Tai pradžiai susitepam. Čia daug nereikia, iš tikrųjų nėra čia dideli nelygumai, kapotas yra tik jau kita istorija, ten biški baisiau ir šiaip kapotas yra biški tokia skarbonkė. Tai gal kapotą irgi biškelį parodysiu, bet su kapotu bus sudėtingiau negu su arkom. Bet va čia va skaitosi chebra, klientas ruošiasi pats dalis ir aišku dar dažytojas labai achuienas. Tai šiaip aš manau, kad nei vienas, aš bent jau asmeniškai neapsiemu klientų ruoštų dalių. Ir manau, nei vienas save gerbiantis normalus, sakykime, dažytojas, kliento ruoštų dalių neapsiima. Dabar kodėl? Todėl, kad kai būna parašo, aš pasiruošęs tau tik nudažyti, nichuja, visada reikia peruošti visą šitą dvižuchą. Tai jum atrodo suruošta. Man atrodo, ne, plus, žiūrėkit, dabar gali būti toks variantas, tu nudažai, žmogui tenkina, bet to žmogaus paskui gali paklausti, kur čia dažeisi? Ai, mozaiku čia dažiausi. O kad ten paruošta, šūdinai viskas yra ir atrodo, chebra ruošimas tiesiogiai įtakoja visą kokybę, tiesiogiai įtakoja dažymą. Jeigu yra chujovai suruošta, kad ir kaip tu bedažysi, vis tiek bus tragedija. Tai ruošimas yra labai svarbu ir ruošimas yra aplamai kokių 7% viso darbo, ne? Gerai, čia dar gal prasibrauksim, nedaug šito špakliuko, bet vis tiek reikia prasitepti. Biškutuką. Tai va, tai sakau, čia ne tik dažytojo kaltė, bet ir kliento ir čia tokia gavosi biški šūdų lavina su šitą mašiną. Man tik tai pačios mašinos biški gaila, bet blet, kaip čia užsitep, kurva. Visur išlinkimai, visur nelygumai. Kažkaip gal taip. Eiktų, nahu, palai. Persisukam operatorių į kitą pusę. Nuo čia gal geriau biški būtų tept. O? Nes visiems atrodo, matai, čia paprasta paruošti, bet tu neužtenka žinoti teorijos. Pirmas dalykas, tai tu turi matyti ir suprasti, kas vyksta ir žinoti, ką reikia daryti, nes kiekviena situacija yra skirtinga. Antras dalykas, reikia turėti įrangą. Jeigu tu neturi įrangos, tai tu, brat, visos mašinos labai mažai tikėtina, kad ten suruoši gerai dar. Gerai, čia pratepėm, čia dar gal biški lengvai galima nubraukti. Bats. Ir viskas. Ai, dar čia biškutį buvo labai nedaug. Labai nedaug. Bats. Nu va. Kažkaip tai taip. Visai neblogai gal susitepė. Ir viskas, ir paliekam. Judam ties kitom dalim. Tai dar kažką, jeigu pamatysiu ypatingo, parodysiu, tikrai kažką dar pamatysim. Bet tai vat, po truputį. Tai vat, ir šiaip realiai, jeigu šitą mašiną būčiau, sakykime, iškart daręs, tai būtų chebra ir pigiau, ir kokybiškiau, ir greičiau viskas, negu dabar per naują perdarinėti jo. Tai vat. Nežinau, parašykit komentaruose, kaip jums atrodo. Kaip jums atrodo reikėjo šitą remontą, sakykime, kaip reikėtų patvarkyti šitą visą reikalą. Gal su 2000 pašiaušt. Mikropluoštas biškitina kažką patrinsiu, kempinę, bats, visos tiklas veidrodė, žinai. Nu, žodžiu. Gerai viskas. Tik chebra perėjau ant kitos dalies, ant durų ir jau pradeda lysti dvižuchėlę. Nežinau, ar matysis, bet pasižiūrim, ką turim. Nežinau, chebra, ar jų matysis, bet va šitoje vietoje dabar grinai per centrą, va čia va. Įsižiūrėkit, gal sufokusuos geriau, ne? Nifiga. Bet šitoje vietoje šiek tiek ruduoja, va grinai va ties centru. Tai iš vis chebra lygioj vietoje, nei burbulų nieko nebuvo, ten jau yra po apačia rūdis. Tai ką aš turiu omeny, chebra, mes nežinom, kas yra po apačia. Čia gali po metų laiko daug kur pradėti rūdyti, ne? Bet aišku, ką matau, tą sutvarkau, šitą rūdį susišveisim, išsivalysim visą mestą metalą, kad viskas tvarkingai būtų. Bet esmė toja, kad chebra, tą, ką matau ir sutvarkysiu, bet tai nereiškia, kad kitur neišlys. Tai aš noriu tai, kad jūs ir suprastumėt,
kad ir klientas, žinau tikrai, kad žiūri, kad ir klientas tai suprastų, kad tai, ką aš matau, tą sutvarkysiu, bet aš nematau 99 procentai, kas yra po apačią, nežinau, kas čia buvo daryta. Tai va, tai va tik pradėjau, o čia dar kiek hebra mes nematom, ne? Čia tik tai Lietkalnio viršūnė, aš manau, kad yra daug baisesnių paslėptų vietų. Bet čia, manau, eksploatacijų mes sutvarkysim visą, nudažom, tada, sakykime, klientas eksploatuoja kokius 2 metus, ne, ir jau tada 2 ar 3 metus ir tada jau matysim, kur yra vėžys, ne, ir tą vėžį išoperuota. Čia yra protingiausia, negu, sakau, viskas kus dabar iki metalo, plus, sakau, čia viskas yra apipūsta, čia visiškai dvižuha. Kažkaip tai taip. O ką tu padarysi, bėdina žmogau? Nieko.